O ten ant sienas pakabintais tinkleliais, tokiais vat, po 10 cm, buvo samanas. Samanas, kai sužėlė labai daug, jos atplyšo nuo pačios ir pakila. Tinklelis ten einant žemyn, va ta tebėra nenukirpta. Tas išsilaikė nuleidžiant vandenį. Tinklelis tebeina žemyn, o samana nuo fotosintezei, va dabar pakilo burbulai, fotosintezei vykstant, ji pilna būna burbuliukų ir pakyla į paviršių. Ir visas šitas plotas akvariumo, va čia buvo uždengtas samanų, aš jas dabar nukirpau, palikau ten tik tais vat viršų samanų. Va, galaksija rasborasi mailius plaukėja. Čia aš suleidžiu mažiukus, didesnius jau pragaudau į kitą akvariumą, kad čia krevečiukų man neėstų. Ir Liudvigė Repens per visą akvariumą. Čia yra puošnus gražus augalas. Va ta jos spalva bordo, dabar tas išsitės į kitą pusę, va apatiniai lapai. Bordo yra fantastiniai. Toks jausmas, kad jos spalva įtakoja krevečių spalvą. Kad man krevetės bordoja pagal Liudvigės foną. Nu, čia juokauja. Paviršiui, kur gauna daugiau šviesos, yra raudonesnė. Telefonas dabar biškį nušviesinai, biškį rusvumą daugiau čia yra. Kur mažiau šviesos žalesnė, bet apačia visur yra va tokia. Ir ilgiausias pridėtinės šaknis, kurias ir sodinam į gruntą. Jį va šliaužia ir leidžia savo šaknis. Nu, tas susisuko negerai, reikia nukirpti.